Šiemet susirgau hortenzijomis, labai stipriai susirgau. Per 2 mėnesius įsigijau virš 50 rūšių hortenzijų. Labai skirtingų, nuo mažiukų vazoniukų, kur ten vos viena šakelė, iki tokių stambesnių. Čia visa šita eilė, tai yra mano gimtadienio dovana sau. Ir šitos vazonus pirkau lapkričio 24 dieną per savo gimtadienį. Ką noriu pasakyti apie šios vazonus? Tai šie vazonai žiemos lauke jau dabar nesodinsiu, nieko su jais nedarysiu, tik tai gal bandysiu tokio audinuku uždengti ir irgi užmulčiuosiu, nes kaip matote, šitie vazonai visiškai praktiškai nieko, vos vienas kitas kažką turi savo ant viršaus. Tai kokios čia rūšis mane džiugins kitą rudenį. Tai turbūt jums gerai žinoma Living Sugar Rush, su tokiu pasu, ir bus toks nuostabus, didžiulis, gražus žiedas. Čia parašyta pagal žymėjimą, ar ne, matėte turbūt tas C raideles ir jeigu žinote, ką tai reiškia, tai gerai, jeigu nežinote, tai paaiškinu tiem, ką reiškia tos raidelės. C tai žymė vazono litražą, tačiau kaip matote, šitas vazonas jau yra pakankamai didelis. Šita gėlytė buvo jau persodinta ir nepakeista šita juostelė, nes C2 vazonas tai būtų turbūt šitas, toks mažesnis, šitas būtų jau C3, o šitas jau C5 ar 7,5. Tačiau aš pirkau jau po sezono, skaitykim, lapkričio mėnesį, lapkričio pabaigoje jau pakankamai vėlų buvo. Todėl spėju, kad šita hortenzija su šita markiruotė sezono pradžioje buvo C2, tokiam mažam vazone, o kai aš jau pirkau, tai yra arba rudens pabaigoje, ją jau persodino į didesnį vazoną. Kas dar labai mane liūdina, perkant iš ūkininkų arba iš įmonių, kurios parduoda tokias gėlytes, kad vazonai yra neprižiūrėti. Šitie vazonai, kur rodysiu, aš juos paformavau, jau apkarpiau, matote ar ne, nes tiesiog, aš kaip vadinu, tiesiog daug tų šiukšlių, daug smulkių šakelių. Tai turbūt nežinau, kodėl taip daro, kodėl nereprezentatyviai parduoda su visom tokiom smulkiausiam šakelėm. Čia gal taip, kad tiesiog, nežinau, gal žmonės irgi galvoja, kad jeigu krūmas vešlus vasarą, rudenį, tai tada tas yra gerai. Iš tikrųjų, mano nuomonė ne. Ir labai gaila, kad mūsų ūkių, nesakau, kad didžioji dalis, bet kiek man teko susidurti, pavyzdžiui, Senukose irgi pirkau Ermitaže, Kemeži, šitos šaltelinės hortenzijas, ir ten visur jos buvo pakankamai blogai suformuotos, netgi sakyčiau labai blogai. Tai sekanti, turbūt vienintelė hortenzija, kuri mane nudžiugino, tai yra Little Lime Punch. Matote, šitą labai gražiai suformuota, užtat ir šitie jau stiebai pakankamai gražus, ir kitą pavasarį, kai aš jau kirpsiu žemai, nors šita rūšis skaitosi iš tų karlikinių, tai jos žemai nereikia kirpti, ties 3 ar 4 akute, tai jau jinai džiugins tikrai ne po 2 stiebus išleis, o daug daugiau, ir turėtų būti toks labai gražus, jau nemažas krūmelis su gražiais žiedais. Sekantis yra, irgi tas atvejis, kur, kaip ir minėjau, sena birkutė nepersodinta, vazonas yra, matot, pakankamai mažas, o birkoje parašyta, kad yra C3, turėtų būti 3 litrų. Nežinau, nesiginčiusiu, bet esmė ta, kad palyginus su šituo C3, ta pati birkutė, ar ne, ar ten C2, tai matote skirtumus. Tai kartais
Aišku, nelabai čia gerai iš to pardavėjo pusės, kad taip klaidina, nes vis tiek mes perkame vazonus pagal jų dydį, tą kainą nustatomą, bet vat gavosi taip. Tai va, tai šita rūšis yra Little Spooky. Labai norėjau Little Spooky ir Little Lime Punch šitų veislių, nes tikrai labai gražiai žydi. Jos nėra aukštos, tinka auginti ir vazonuose, arba kur mažesnės erdvės, balkonuose. Irgi, kaip matote, pakankamai, paliktos tos tokios mažytės šakelės, plonutės, jos nieko pavasarį man nieko tikrai neparodys grožio tų žiedų, todėl aš jau pavasarį kviesiu jūs vėl grįžti pas mane ir susitikti ir parodysiu, kaip aš karpysiu pavasarį ir koks bus rezultatas. Ir iš vis aš tikiuosi, kad jeigu aš paliksiu žiemoti vazonuose, tai jos peržiemos ir atsibus. Sekanti hortenzija yra laipiojanti hortenzija. Iš tikrųjų, dar nežinau, kurie sudėsiu, bet buvo akcija. Ir kaip minėjau, kadangi tai yra liga, tai sunku atsispirti, tai ir nusipirkau. Labai, nežinau, ir gaila iš vienos pusės, ir keista, bet jinai yra pabūdusi, nes turi pumpurų ir lapukų. Tai aš tikiuosi, vėlgi čia irgi daug baimė, bet aš tikiuosi, kad jinai užmigs vis dėlto ir gerai peržiemos. Taip, dar viena gražuolė, kurios labai norėjau, tai yra Pastel Green. Vėlgi, aš ją jau kažkiek tai paformavau, nes čia buvo kažkaip šaka, jinai čia irgi į vidurį augo. Čia buvo viduryje, čia, žodžiu, visas tas nepagrindinės ir tikrai neįtema augančias aš iš karto pašalinau. Ir irgi, galit pasižiūrėkit, koks yra kamienas. Jisai storas, bet jisai labai kreivas. Ką tai reiškia, kad šita hortenzija, šitam vazonėlyje nebuvo persodinta gerus 2-3 metus. Dėl to, nors ir yra šitos storos šakos, tos, kur buvo karpomos, naujai, pasižiūrėkit, kokios jos plonos. Kiek jų daug ir iš tikrųjų, nežinau, nemačiau, kaip atrodo vasara, bet, žiūrėkit, kokia yra palikta šaka, jinai greičiausiai žydėjo. Ir kas už tokios šakos? Nieko gero, jokio gražaus žiedo jinai tikrai neduos. Tai vėlgi pavasarį kviečiu visus sugrįžti ir parodysiu, kaip aš ją bandysiu naujai suformuoti ir stebėsiu, kaip Pastel Green hortenzija džiugins mane kitais metais. Sekanti gražuolė, kuriai pasisekė, jinai buvo persodinta į didesnį vazoną, nors čia irgi yra markiruotė C3, tai yra Magical Moonlight. Irgi nuliūdino šiek tiek šitas vazonas, bet pirkau internetu, tai jau ką man atvežė, tą ir atvežė. Tai pasižiūrėkit, kaip jinai iš tikrųjų atrodo. Vazonas didžiulis, bet kažkokios dvi neaiškios šakos. Dar ir palūžęs vazonas. Tai gaila, kainas aišku labai didelis. Čia aišku sezono pabaiga. Tačiau, pasižiūrėkit, kad ir šita šakelė, fokusuojasi, kam jinai palikta. Nesuprantu, kam tokias palikinėti. Čia irgi net jinai yra sausa. Ir tiesiog galima, jinai visiškai, čia sufokusuosis, matot, jinai visiškai sausa. Tai, arba šitos pasižiūrėkit, visiškai nieko jos neduos. Tai irgi spėju, kad šitas vazonas buvo kaip ir šitas mažiukas, kur rodžiau prieš tai, ilgą laiką jisai sėdėjo mažam vazone, jo neišpirko, tada kažkaip pagailėjo,
persodina į didesnį vazoną ir yra toks rezultatas. Na, ir vat mes perkame tokius vat didžiulius C5 vazonus ir jeigu jūs pasižiūrėsit kainą internetinėse parduotuvėse, tai kainuoja ten virš 20 eurų, o realiai pasižiūrėkit, na žodžiu. Na, iš kitos pusės pasidžiaukim. Norėjau šitos rūšies irgi labai ir ją turiu. Na, o labiausiai norėjau tai vazono Bobo. Turbūt žinote, kad tai yra irgi nėra aukšta hortenzija. Šitas vazonas irgi iš to, kaip jisai apaugęs, turbūt jau 100 metų, jisai stovėjo 100 metų pardavime ir pasižiūrėkit, vat, kaip jisai vargšas. Jam jau, kaip čia, 1, 2, 3, 4 metai. Va, matot, jam jau tikrai virš 4 metų. Jeigu jau skaičiuojant pagal visus tos, vat, kaip jisai buvo karpomas. 1, 2, 3, ar ne, ir čia va dar 4. Tai va, tai irgi labai negražiai suformuotas, va matote, greičiausiai irgi sėdėjo mažam vazone, išleidavo tokias mažas šakeles, nes tiesiog neturėjo, jau šaknų sistema išsivystė turbūt labai, visiškai suvalgė tą žemę, kuri buvo vazone ir jam tiesiog neliko jėgų, neliko maistinių medžiagų ir dėl to vasarą ir pavasarį ir vasarą visą praeitą sezoną jisai ir išleido tik tai tokias smulkės šakeles. Arba va čia irgi toks įdomus formavimas ir žodžiu, kažkas ten rašė komentarė, kad dūsaujame. Na, tiesiog labai gaila, kad mūsų ūkiai kažkaip nelabai, kaip čia gražiai išreiškus, nelabai atsakingai žiūri į hortenzijas, į jų formavimą, pardavimą. Tai va, tai, ką, reikės man pasėdėti, pamedituoti. Galbūt kartu su jumis gal turėsit pasiūlymą, kaip formuoti šias hortenzijas pavasarį. O kol kas aš jas, kaip ir minėjau, paliksiu čia lauke žiemoti, dar kitų vazonų irgi. Tai, tiesa dar sakiau, kad dar ant viršaus uždėsiu mulčo, ir praktiškai teoriškai, kiek žiūrėjau, kiek domėjausi, kad taip gali tie vazonai ir likti. Kartais kiti rekomenduoja ant šono padėti. Nežinau, kol kas bandysiu taip, nes yra nuomonės 50/50, tai jeigu bus labai lietinga, jeigu žiema, ta prasme, nes jeigu bus sniegas, tai viskas ok, nieko jiems čia neatsitiks. Tačiau jeigu bus tokie orai ir lietinga žiema, tai tada jo paversiu aš visus ant šonų. Turiu ir stiebinės, irgi turėsiu, pirmą kartą aš jas pirkau, tai irgi pasižiūrėsiu kaip žiemos. Tai va, kol kas tiek, ačiū už dėmesį.